Nu ką, ir vėl miškuose esam. Šį kartą netoli Vilniaus. Tarp Mickūno ir kažkur Nemenčinės. Tuose miškuose. Esu visiškai vienas, darau solo žygį su nakvyne. Ir kaip pagalvoju, jau seniai nesimatėm. Pusę metų gal praėjo nuo paskutinio video. Tai mano tiem visiems 10 subscriberių, kuriuos turiu. Šitas video yra jums. Pamatysit, pasistengsiu parodyti šitą mišką. Truputėlį ką nešuosi savo kupriniai. Pasistatysim hamaką. Vakarieniausim kariško sauso davinio. Nes reikia jį truputėlį pavalgyti. Baigėsi galiojimai visi ir naujų užsipirkti. Ir žiūrėsim. Šiaip turėtų būti labai gražus trekas. Ateisim ir prie ežerų, ir gražių pušynų. Tai daug kas iš tikrųjų irgi klausia, kaip tu čia solo. Jau ne iš pirmo draugo girdžiu, kaip tu čia tos solo žygius darai ir ar nebaisu. Na, miškuose turbūt vienas dalykas yra baisiausias, tai yra pats žmogus. O pačio miško, pačios gyvūnijos nereikia bijoti. Jie bijo žmonių. Tai iš tikrųjų šitas laikas čia yra savotiška meditacija. Tai visiems siūlau papropaguoti tokį žygiavimą, išbandyti solo. Vienas dalykas su solo žygiavimu yra susijusi su tokia baimė, kad visi tavo jutiminiai sensoriai labai suaktyvėja ir bet koks mažas traškėjimas iš karto tave gali išbalansuoti. Bet kuo daugiau tai darai, tuo tas gamtos natūralumas patampa tiesiog paprastas gyvenimas ir nereikia čia nieko bijoti. Bet smagu, šiaip oras labai geras, dabar apie 18 laipsnių, tai turbūt man reiks nusimti net ir tą viršutinį sluoksnį. Naktis bus 10 laipsnių. Bandysim žygiuoti, bandysim susirasti kažkokią tai vietelę geresnę, įsikurti, pernakvoti. Ir kitą dieną jau žygiuosim link Gėlos ežero. Šio žygio yra galutinis tikslas. Ten gražių paplūdimių ir baltasis paplūdimys Molingasis. Tai tikiuosi, mums tai pasiseks. Šiaip šiandien žygį pradėjau truputėlį vėliau, nes turėjau truputėlį reikalų. Tai realiai šios dienos maršrutas sumažės 5 km, nes turiu tik tai turbūt 3 valandas šviesaus laiko. Galima būtų ir naktį žygiuoti, turiu tam visą įrangą, bet norėtųsi kažkiek pačilint galbūt prie laužo, truputėlį ilgėliau, tai bandysim mes susirasti kažkokią tai gražesnę vietelę. Nors šitų vietų, jeigu tiesą sakant, visur tos vietos yra gražios. Visur gražus pušynai, daug tinkamų medžių hamakui. Su palapinėm jums reiktų ieškoti lygios vietos, o hamakui užtenka 2 medžių. Būtent mano sistemai 4 metrai tarp medžių, tai kur aš tik tai žvelgiu, ten mano hamakas gali būti pilnai užkabintas. Ir šiaip vietos taip fantastinės. Labai gerai čia, kad atvarėm. Dar galbūt viena iš tokių pasitaikančių, kiek tenka man išgirsti baimių, žygiuojant vienam, tai pasiklydimas. O kas jeigu pasiklysiu, kas jeigu telefonas išsikraus ir ten ryšio nebus. Tai tokiu atveju visiems rekomenduočiau turėti kažkokį tai planą B. Planas B gali būti ir kompasas. Mano atžvilgiu aš turiu ne tik kompasą, bet ir dar vieną navigacinį įrenginį, kurio pagalba aš lengvai susiorientuočiau, jeigu ir pasiklyščiau. Bet maršrutas nėra toks sudėtingas, azimutais neinam, einam tiesiog kvartalinėm, gražiais keliukais,
mėgaujamės vaizdais, tai pasiklysti čia praktiškai neįmanoma. Čia beeinant šitą atkarpą kažkaip pagalvojau, ar pavyks man šiandien pamatyti kokį tai gyvūnėlį, nes aš jos tai nemažai iš tikrųjų matau. Tik kai ėjau Nidą Smiltynę, tai ten buvo daug briedžių, daug lapių, tiesiog visa gyvūnija priešais akis matėsi, o čia toks vaizdas, visi gyvūnėliai kol kas dabar dar miega. Arba truputėlį gal išsigandę vieno tokio oranžinio žmogaus. Matysim, gal kažką ir pavyks pagauti. Nesuprantu iš tų žmonių. Sako, važiuosiu aš į 2 žvaigždučių, 3 ar 4 žvaigždučių viešbutį. Nu, niekaip nesuprantu tų žmonių. Aš šiandien mėgosiu 1 milijoną žvaigždučių viešbutį. Ir ką, jūs? Šiaip, ką pastebėjau, tai va dabar įėjau truputėlį į labiau uždengtą kelią, saulės nėra ir iš karto pasijuto, kad vėsiau. Reiks turbūt traukti šalikėlį, kad pirmadienį grįžti darbą sveikam. Lemba, negalvoju, kad čia tiek daug žmonių bus. Kiekvienam kampe matau mašiną. Tai čia žmonės tikrai mėgsta šitą mišką. Labai keista jos matyti, tiesą sakant. Ne ežeruose, ne prie ežerų, o būtent tokiuose tankmėse miškų. Dar vienas labai keistas dalykas miškuose, kad kol kas dar neatsibunda uodai. Mačiau kelias muselytės skraidė, bet uodų tai nulis. Kaip ir praeitais metais nebuvo uodų, tai ir šiais metais kažkaip jų nematyti. Būt įdomu, kodėl. Kodėl jų nėra? Čia dar truputėlį pagalvojau apie tos žmonės, kuriuos mačiau. Nu, blemba, būtų faina, neturėti tokį spotą, kada bet kada atvarius, tai nebūtų jokios gyvos dvasios. Nu, būtų tikrai rami šventa ramybė. Bet to nebus. Jūs žygiuodami visą laiką sutiksite kažką. Greičiausiai 99% sutiksit kažkokią tai gyvūnėlį, bet kartais pasitaikys ir žmonių. Tai linkiu jums atrasti tokį taką, kuriame bus mažiausiai žmonių. Kaip panevėžiečiai pasakytų, kažkas iššoko iš kėdų. Nu, tikėkimės tam žmogui, kuris čia paliko kėdus, viskas buvo gerai. Po truputį temsta, jau valandą 30 minučių einu. Ir kuo labiau einu, tuo labiau galvoju, kad reiks turbūt trumpinti maršrutą, nes temsta pakankamai greit. Tai teoriškai pasirinksiu stovyklavietę truputėlį arčiau negu kad planavau. Ir kaip tik dabar tokią ežeriuko ramų einu, arba net ne ežeriuko, o pelkę. Galbūt kažkur man pavyks spotą surasti čia. Nors aišku, žmonių pėdų yra, šuns pėdų yra. Turbūt, kad žmonės čia vedžioja savo augintinius. Aišku, nesinorėtų būti ant tako. Bet dabar paeisiu, pasižvalgysiu. Kitas variantas yra bandyti traukti link Tapelio ir Balžio ežerų. Bet ten didesnė tikimybė surasti stovyklautojų. Ir gali būti taip, kad krantai bus apsėsti šašlyko mėgėjų. Tai nežinau net ką ir daryti dabar. Nes jau yra 6:30. Teoriškai dar pusę valandos norėčiau eiti. Ir nuo 7 valandos kažkur tais reiktų jau pradėti ieškoti taškelio, kur tas mano hamakas kabės. Vienu žodžiu, planas kol kas toliau eiti, nes
vienam ežero ar pelkės krante yra namai, tai nesinorėtų ten kažkaip deginti laužą ir būti matomam. Bet iš kitos pusės, kitoj pusėje matosi daug vėžių. Vėžių ir pėdų, tai reiškia, kad žmonės čia lankosi ir gan dažnokai. Tai todėl bandau tada dar eiti toliau. Galbūt atsimušiu dar tokį vieną mažą ežeriuką, pasižiūrėsiu ten aplink. Ir spręsim, ką darysim toliau. Atvariau į tokį taškelį, kuris nėra per daug toli nuo ežeriukų, bet ir tokioj kaip ir paslėptoj įduboj. Tai aš čia bandysiu ir kurtis. Realiai čia ir mano bus visas viešbutis. Apie jau aplinkui kaip ir nelabai gerai matausi, o to labiau toj sutems, tai manau, kad čia niekas manęs ir nepastebės. Pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai atgauti jėgas ir pasidaryti šiltą maisto. Tai šiandien meniu mes turėsim sauso maisto davinį su vištiena, kurį mes ir pasišildysim. Pasidarysim kavos. Komfortiškam pasisėdėjimui reikia ir kėdutės, aišku. Tai šitam sausam daviniui pasišildyti laužo nereikia. Iš esmės užtenka tik vandens. Ten yra toks specialus maišelis, į kurį įpilti reikia vandens. Ir vykstant cheminiai reakcijai išsiskiria šiluma ir tas jūsų konservas pasišildo. Va, turim patį konservą ir turim maišelį su ta vadinama cheminė medžiaga, kuri reaguoja ir duoda šilumos. Labai šiaip geras dalykas, ypatingai žiemą, kai šalta, tai dar ne tik, kad maistas sušildo, bet ir galima susišildyti pačiam savo. Va, tai ir dabar į šitą maišiuką mums reikia pripilti iki šitos ribos vandens. Realiai labai nedaug to vandens reikia. Bėgam. Tai pasižiūrim vandens lygis. Vandens lygis kaip ir parašyta ir jau girdžiu, kaip pradeda svilt viskas. Cheminė reakcija vyksta. Gerai, liuks. Tai ką mes dabar darom? Dedam šitą konservą į maišelį. Čia kaip matot, garas eina, patikalas pradeda šilti. Ir po 15 minučių realiai mes jau jį galėsim valgyti karštą. Patyrinėkim, kas šį dar yra tam sausam daviny. Tai turim čia padėklui maistų pasišildyti, bet mes jo nenaudosim šiandien. Tai čia yra toks padėkliukas, į kurį įdedam tokią cheminę irgi kapsulę, ją uždegam ir tų dviejų kapsulių pagalba mes galime užsivirinti puodelį kavos. Tai turim čia dar vyšnių gėrimo ir žirnių sriubos. Tai šiaip žirnių sriubą visai gal ir išsivirsiu šiandien prie karšto patiekalo, turėtų būti neblogai. Gerai, tai šitą pasidėsim. Taip, tai turim tas, kaip ir minėjau, tas kapsulės pasišildymui, degtukų, šaukštelis, rankšluostėlis, 4 krekeriai ir pakelis riešutų. Super, čia yra pusė dienos normos.
Nu, va, man atrodo, ir pagrindinis patiekalas jau visiškai apšilo, tai trauksim ir žiūrėsim. O, tikrai gerai. Pavalgėm. Pilvas pilnas, tai dabar reikia statytis savo miegojimo tvirtovę. Einam, parodysiu, kaip čia turi viskas veikti. Nu va, štai ir mūsų stealth kempingas. Tai vienu žodžiu 9 valandas jau pavalgęs ir jaučiu nebetempsiu gumos, eisiu miegot. Dar biškį paskaitysiu knygą ir turbūt migdysiuos, nes šiandien tikrai nemažai nuėjau. Ir aš manau, kad nėra reikalo šiandien ir laužo, kur toks ramus miškas, kad čia labai gerai gali viskas girdėtis ir matytis. Tai susimatysim rytoj. Labas rytas visiems. Tai bent naktelį buvo. Šiaip labai gerai išsimiegojau. Truputėlį gavom lietaus šiandien. Naktį apie 4 ryto pradėjo krapnuot, palijo truputėlį. Bet viskas jaučiuosi labai sausai.
Tai va, tai planas bus ką, atsikelti, pasidaryti kavos, išsivirti košės, pavalgyti ir susipakuoti, judėsim toliau po ežerus. Tylu, nebuvo nieko naktį, iš vis netokia spengianti tyla, viskas buvo nutyli. Aukšteliai ir tie, kurie dabar čiulba, miegoja. Šiaip nebuvo nieko, kad kažkas traškėtų, ar ten kažkas artintųsi, ar ten visiškai nieko, jokių garsų. Geras punktas. Tuo mes čia pasidarysim kavos. Pasikersim stogelį ir biškį pačirinsim, mat. Tokiam vaizde. O šiandien pusryčiam turėsim šokoladinės košės iš Lidlo. Čia visai neseniai atradau tokią košytę, ganėtinai pigi, bet žiauriai skani. Pats tas pusryčiam. Košė subaigta, metas kavai. Tai va dar čia kol kavą geriu, nusprendžiau kažkaip pakeisti planą. Iš pradžių planas buvo eiti iš Tapelių. Tiksliau, planas buvo preliminarus, kad miegosiu kažkur čia, šitam taške, ir eisiu kitą rytą link Nemenčinės ir Gėlos pirmąjį paplūdimį. Bet kadangi vakar laiko tiek daug neturėjau ir greit pakankamai sutemo, teko sėsti šalia Tapelių, tai šiandieninis planas bus aplankyti Tapelio, Balžio ir Antavilio ežero visas poilsiavietės ir turbūt susirasti ten kažkur autobusų stotelę ir grįžti į Vilnių. Dar viena tokia rekomendacija, tai dėl pačios kuprinės. Tai šiandien, kadangi aš niekur neskubu, tai galiu sau leisti, skirti tam laiko, susipakuoti gerai. Bet kuprinę dažniausiai neprikraukit iki pačio viršaus. Turėkit kuprinę, pasilikit kažkiek vietos, nes jeigu tektų greitai krautis arba, pavyzdžiui, lietus lyja ir greitai kažką reiktų susidėti, tai tas papildomas tūris pravers, nes tiesiog visus tos daiktus galite paimti ir sugrūsti. Tai šiuo atveju mano kuprinė yra 65 litrų ir aš matau, kad mano stogelis, hamako stogelis yra per šlapės, tai aš jo nepakosiu kaip įprastai į maišą, nes reiks man jį išdžiuvinti, o tiesiog sugrūsim pačią viršaus. Na ir pagrindinis stovyklavimo principas yra palik stovyklavietę tokią, kokią ir radai. O dar geriau, ir jeigu pamatysi šiukšlę kokią, ją surink. Ką aš galiu pasakyti, šiandien diena dar gražesnė. Saulė šviečia, turbūt bus 20 kokie laipsnių.
Gaila, kad jau sekmadienis. Jeigu būtų šeštadienis, dar nakčiai pasilikčiau turbūt. Nu, super paplūdimiukas. Sakau, prieš 2-3 metus dar tokio jo nebuvo gražiai sutvarkyto. O čia ir smėliukas, ir ežeras, nu pasaka. Vaikam tai čia rojus iš vis. Amba galvoju, turėčiau daugiau laiko, tai hamaką pasikabinčiau ir pačilinčiau. Fantastika. Oras tai kaip šis, kaip vasara, turbūt 20 čia. Šiandien tikrai sieks. Visas karštas su maikutė varau. Mačiau jau keli žmonės net ir maudėsi ežere, su vaikais beje. Tai jo, sezonas manau atsidarys. Šiandien žmonių čia prigužės, spėju. Super. Žodžiu, baigėsi mano kortelė SD fotiko ir nebeturiu kaip filmuoti, tai teks nusipirkti naują kitiems žygiams. Nu, o dabar užbaigsim kelionę su iPhone'u. Nežinau, kiek pas jį dabar talpos dar yra, bet gal viskas ir tilps. Tai va, gerai, žygiuojam toliau. Esam prie Balžių ežero ir judėsim link Antavilių. Ir Antaviliuose mūsų kelionė pasibaigs. Pabandysiu pasigauti autobusą ir grįžti į Vilnių. Einu šito takeliu. Pasižiūriu kairę pusę. Ogi čia Antavilių ežeras prasideda. O, ant tokio skarduko net nepastebėjau. Kažkaip galvojau, kad bus toliau jisai. O čia matom pagrindinę Antavilių ežero poilsiavietę. Ir čia ganėtinai nebloga infrastruktūra. Pasiekiau Antavilius ir jau ne pirmą matau šeimą, kuri nešasi metalo detektorių. Tai palikit komentarą čia apačia, kaip manat, kas čia, ko jie čia ieško. Juvelyrikos, antro pasaulinio karo kažkokio tai palikimų. Vienu žodžiu, kokius 3 šeimas mačiau. Kasinėjo, pypsina. Jau, Antaviliai. Tai ką, draugai, artėjom prie Nemenčinės plento ir ką, išsišvarinsiu visas šiukšlės čia į konteinerius ir viskas, mūsų kelionė baigta. Sėsiu į autą ir per pusvalandį tikiuosi grįžti į Vilnių. Tai iki kitų žygių. Iki.